Milano traukinių stotis. Irgi architektūrinis kažkoks statinys, senas labai, bet gražus. Bilietų kasos, kur traukiniai dar neaišku. Čia biški gal tokia labiau maišytas stotis, bet niekas. O surasim ir čia išėjimą ir traukinį. Nu va, ta Milano stotis istorinė, nu iš tikrųjų gal graži. Nepalyginsi su naujos statybos, tokios liūdnos tokios, o čia tokia neblogai atrodo, bet lekiam greitai į traukinuką užsiimt vietas. Nu į Veroną traukinys pilnatėlis. Čia taip reikia greit suktis, jeigu nori vietą gauti. O, čia jau mes esam paskutiniam kokiam 20 vagone. Ir dar tiek žmonių negavę šitam paskutiniam vagone, tai tam pirmuose tai košė. Nu juda, traukinukas pilnas, lagaminų pilna, turistų pilna, traukiniai juda visom kryptim. Nuostabu. Nu, kitas didelis iššūkis bus perlipti Veronu į Veneciją. Dar viena stotelė Milane. Nežinau ar paskutinė, bet vienu žodžiu dar žmonių pilna prilips. Kiekvienoje stotelė dar bando įlipti žmonių, bet jau čia netelpa tie žmonės. Tu savo. O taip va traukinukai. Mes jau plaukiam su traukiniu per vandenis į Veneciją. Kaip įdomiai su traukiniu per vandenį važiuot. Nu, pagaliau Venecija. Einam. Ieškosim bilietų. Su laivais plaukiot. Ir iki viešbučių. O jau kai išeini iš stoties, žmonių pilna jau. Venecija. Prašau. Na, tokiam gatvelėm savo. Eini link viešbučio. Siauros. Įdomios. Kaip miestas gal ir pats įdomiausias iš visų. Gatvelės tokio siaurumo, kad su lagaminu vos eini. Dviese prasilenki. Normaliai. Faina. O čia į tokius Pasukite kairėn. Tokiam gatvelėm reikia eiti. Čia rodo, kad čia va mums reikia eiti kažkur tai geruliškai. Oi geruliškai. Nu daug gatvelių išmaišėm ir pasiekėm pagaliau savo viešbutį. Pagaliau viešbutis. Čia princas su karalienė. O, prašau. Kokia receptionas. O, čia mūsų gal pusryčiai vyks. Ok. Judam link savo suite. Dar sakė, laiptais reikės pakilt. Bet kur tie laiptai dar reikia pirmas rasti. O, radom laiptus, lipam. Durys jau mūsų sujuto, ko gero atidarytos. Aha. Labą dieną. O, čia kaip įdomiai. Kur mes čia gyvensim. O, prašau. Čia mūsų visas šitas? Taip. Bet atsargiai, žinok, žiema.
O, kaip įdomi lovytės paklotas. O, prašau. Liuksas. O kas čia dabar? Turim balkoną. Opa. O iš mūsų balkono. O, prašau. Viskas čia pat. Kaip sakant, mes gyvenam šalia Marko Polo aikštės. Liuks. Vaizdas tikrai geras. Super. Nu, einam lankyt Venecijos. Venecija garsėja karnavalas, tai karnavalinių drabužių. Visokiausių yra. Ir kaukių labai daug. Nu kaip Venecija be Louis Vuittono, ar Dioro, Saint Laurento. Viskas vietoje. Ką nori, tą gali rasti. O, bauduriai. Maladėts. Neatsilieka Venecija nuo mados. Tai didžiausia aikštė Venecijoje. Skaitosi San Marko, lietuviškai Švento Morkaus, kartu su bazilika Švento Morkaus. Ir kai iš tolio tai atrodo čiut ne morkinė, bet iš tikrųjų yra balta. Turi savo varpinę. Bandysim kažkur tai užeiti. Pasižiūrėti. Paskutinė bus katedra ar bazilika. Vieni vienaip vadina, kiti kitaip. Bet tai yra šventa vieta. Eisim, pasimelsim. Čia kaip visada pilna balandžių. Vaikai laksto. Muzikantai groja. Linksmina turistus. Nu, tuom ir įdomi šitą aikštę. Krantas kokiais dumbliais užaugęs. Kaip įdomiai. Čia jau parplaukė, kažkas paplaukęs. Nu, kas nori paplaukėti su gondola, tai nuo 90 eurų, trumpas 15 minučių praplaukimas. Tada eina 135, 180 ir 200. Tai jo, tokios kainos čia. Nosit pasiplaukiat, mes dar ieškom dabar jau, jeigu tokia kaina, tai reikia, kad ir gondola atrodytų bent jau už tokią kainą. Jau saulė baigia beveik nusileisti. Šviesos degasi aplinkui. Tolumoje matosi salos. Visur salos. Vanduo, salos, upės tiltai. Nu, sutemo, bet visi kampeliai apšviesti. O mes einam ieškot, kur čia pavalgyti. Ir paklaidžiusim naktinę Veneciją tuo pačiu. Šituose kanaluose galima pamatyti, kokios gražios gondolos. Išrikiuotos, laukia turistų, kad rytoj pasiplaukiotų. Tai mes gal kaip turistai tikrai rytoj pasiplaukiosim. O dabar dar vakarieniai gražios vietos ieškom. Po vieną nešus. Kaip tau? Patiekaliukas? Spagečiai su jūros gėrybėm. Kaip tau pat? Prašau, jautiena. Taip pat gondola. Nu, fainai. Venecija. Galvojau, kad jautiena vėliausiai atneš, bet pica, makaronai ir dar kažkas, tai nežinau, ilgiau užtrunk. Ir ragų jau atėjo. Tagletėlės su antienos ragu. Kai tiek daug gatvelių, tiltelių, kanalėlių, tai taip įdomi vaikščiot. Nu, įdomus miestelis.
Nu, miestelis, pavadinimas miestelis, šiaip 270 tūkstančių gyventojų. O jėto, kiek visokių kaukių, kokių spalvų. Ule, ne. O čia tai karnavalas, va čia reikia važiuoti vasario mėnesį, kai karnavalas prasideda. Jaučiu čia kaip fainai. 5 eurai tą kaukytę tokią. O, pasimatuokim kaukę. Nu, per didelį tau šitą kaukį. Bet visai nieko. Labai gražiai ir kaukės, ir magnetukai, ir vietos, gatvelės, kavinės. Gal tas gerumas yra, kad čia nėra mašinų, nieks čia nevažiuoja, čia visi pėsčiomis eina. Su lagaminais, be lagaminų, visokių turistų pilna. Ir visur įdomu. Bet nežinau, kiek laiko reikia būti čia gyventojų, kad be navigacijos kur nors eitum, nes čia tiek gatvelių. Rytoj 1,5 valandos man bėgiojimas. Tai čia bėgiosiu, tai nežinau, gal pasižiūrėsiu, gal per 1,5 valandos bėgiojant ir suprasiu sistemą, kaip čia viskas vyksta. Nu, gražu ir įdomu čia. Tik aišku, vakarienė 100 eurų. Maistas ir dar papildomai servisas kainuoja kiekvienam žmogui po 3,5. Taip kad 100 euriukų. Nu, tie stiklai gražus irgi. Venecija stiklo gamyba yra žymus. Gražu. Nu, dar tokių makarūnsų nemačiau. Nu, įdomus. Naktinis baras. Įdomu. Tokias apšvietimas. Jau parplaukė daugumą gondolų į parką. Gondolų parkas, galima sakyti. Eina savo. Kiek čia parplaukė jau gondolų. Bet dar kokia eilė turistų dar čia. Dar nori pasiplaukiot naktinį turą. Vakarinis vaizdas nėra toks įspūdingas kaip diena. Vis tiek gražiai. Fragoli rankinukai. Rankinukas 5000. Nei daug, nei mažai. Turistai vaikšto ir toliau kažkas nupirks. O, Balenciaga. O kiek čia turistų rankinukas kainuoja? Čia neparašyta. Ai, čia tik tai 4,5 tūkstančių. Tai nieka brangaus. Toks gyvas miestas. Kavinės, parduotuvės suteikia to gyvumo, gal dar būt miestui labiau gražus jisai, bet jisai dėl viso to, ką čia turi, jis yra gyvas. Ne taip kaip dauguma senamiesčių, jie kažkur tai apleisti, niekas negyvena, niekas juose nevyksta. O čia tikrai padaryta, kad jis būtų nuolat gyvas.
Venecija neatsilieka. Venchi yra ir čia. Mes dar šiandien kaip ir be deserto išeina. Reikia eit ragautų ledukų, kol dar čia esam. Nu jau, ko vėliau, tuo gatvelėse mažiau jau turistų. Taip jau įdomu visai. O kai kuriuose gatvėse kamštis. Pastovėjom pusę minutės, kad viens su kitu prasilenktumėm. Vienas iš seniausių tiltų per didįjį kanalą. Vienas iš 4 seniausių tiltų per didįjį kanalą. Čia jau ne vienas filmas yra nufilmuotas ant šito tilto. Bet koks grožis gondolų, kaip jos padarytos gražiai. Nusivydo, nori rytoj paplaukioti. No, más de 5 personas, pero debe ser precio único para... O ant tilto jau čia pilna žmonių. Nu, centrinė aikštė gražiai apšviesta. Ruošiasi kažkokiai renginį, galbūt rytoj. Gražu irgi. Turistų ne tiek pilna kaip Milane, bet vis tiek yra kažkiek. Nu ką, einam ilsėtis.